rajono miestelis, kuriame gyvena apie 2000 gyventojų, yra seniūnijos centras, įsikūręs prie pat Žemaičių plento. Viduklė nuo seno garsėja ne tik tai žymiais žmonėmis, bet ir savo gardžiais koldūnais. Šiandien mes čia ir susirinkome, kad prisimintume tuos senus gerus laikus, kada Viduklės miestelėje lankydavosi daug žymių garsių ano metų žmonių ir ragaudavo Viduklės koldūnų. Viduklės koldūnų istorijai atminti buvo sukurta skulptūra, skirta šiam originaliam renginiui, pagrindinių šventės simbolių ir gėrybių koldūnų garsinimui. Labadiena visiems čia susirinkusiems į šitą didelę gražią šventę, į tokią pirmą Viduklės istorijoje. Ir man dirbant čia seniūnu, kiekvieną kartą norėdavos kiekvienais metais kažkaip tai pagražinti miestelį. Ir gražinant, kuriant naujus gėlynus, kažkaip tai pasigėdau tokio skulptūros kažkokios, tai ar kažkokio paminklo, kad kas dar išryškintų Viduklės istoriją ir kuo jinai garsi. Sveiki visi, neturiu nieko ką daug pasakyti, tiesiog noriu pasakyti, jog džiaugiuosi galėdamas prisidėti, gražinti savo Viduklę. Esu šiaip maloniai nustebintas, nes idėja šitą kilo ekspromtu. Brendo jinai man keletą metų, bet būtent, kad šiemet surengti, tai kilo prieš pusantro mėnesio ir per pusantro mėnesio šiaip pavyko labai daug nuveikti. Aš turiu omeny ne tik pavyko nuveikti organizacinė prasme, bet ir įtikinti koaliciją, nes buvom koalicijos buvo balsuojama tarybos posėdėje ir buvo biudžetas perskirstomas, šitai šventėje buvo 25 000 litų numatyta. Tai čia yra pagrindinis darbas. Galima daug ką gyvenime padaryti, bet reikia turėti pinigų. Ir, sakykime, ar galite jau šiandieną pasakyti raseiniškiams, kad bus tradicinė? Jeigu aš dirbsiu, aš galiu pasakyti už save. Jeigu aš dirbsiu, jeigu aš būsiu meras, bus turbūt jinai dvigubai galbūt geresnė, gal trigubai geresnė, nes šitas yra kartas pirmas blynas, jis buvo rengiamas labai greitai, kaip ir sakiau, per pusantro mėnesio. Šiaip mes kada apsisprendėm, kad reikia daryti, pradėjom žiūrėti grafiką ir mes niekaip neįsitekom, kad nebūtų kažkokio tai renginio. Arba vienas renginys buvo Respublikoje, arba kitas. Mane vis klausdavo ir Seimo nariai, ir ministrai, ar ten dar Vidukliai daromi yra koldūnai. Aš pradžioj su šypsena, jau paskui mane pradėdavo erzinti šitas klausimas. Paskui pradėjau galvoti, ne šiaip savo klausia žmonės, tie klausia žmonės, ypatingai tie vyresnio amžiaus, kurie prisimena, jaunimas nebeprisimena. Ir jeigu taip pajuokaujant, kantrybės taurę perpildė Rimas Kurtinaitis, kaip aš ir sakiau vėl scenoje, kada jisai vasaros šios pradžioj pasakė, sako, noriu koldūnų, bet tokių kaip Vidukliai. Jordanas Kenstavičius sako, tai karpiniai galiu užsakyti, tau bus tų koldūnų, sako, jūs nepadarysit tokių. Tai reiškia, mes turim kažką firminio. Esate prisidėjusios prie tos legendos koldūnų? Nu taip, šiek tiek. Šiek tiek tai kiek? Nu dabar sunku prisiminti, nu kokį
Nežinau, aš pagrindę pardavinėjau, kokius 4 metus tik dirbau. O draugė mano irgi Aš dirbau apie 4 metus. Bet jau aš paskutiniu laiku į pabaigą, kada jau prieš užsidarinėjant. O tai kas buvo tas sudedamoji dalis kokia, kad dar ir šiandieną praėjus šitiek metų yra kalbama apie Viduklės koldūnus? Tai buvo firminis Viduklės patiekalas. Firminiai koldūnai buvo. Priedas buvo su meilė visi darbdavo. Čia jūs rimtai? Rimtai? Labą dieną. Jums nuostabią nuotaiką dovanojo ir jums dabar nuostabią gražią nuotaiką suteikė Raseinių rajono kultūros centro country grupė Rupūs Miltai. Šios muzikos vedami mes pasijuskime kaip ant sparnų ir skriskime į tą šalį čia ir dabar. Būkime kartu. Prašom. Surprise.
tai kokie jūsų įspūdžiai iš Koldūnų šventės? Kuo puikiausiai. Kaip? Diena, graži šventė, daug gražių žmonių, linksma, gera. Kaip manote, ar ateityje prigis kaip tradicija ši šventė ir bus rengiama? Turėtų prigyti, nes vis dėlto tokia šventė, kaip pasakius, viduklė be Koldūnų, tai ne viduklė. Sakykit, kokie įspūdžiai jūs iš Koldūnų šventės? Šaunus. Smagu. Nieko netrūksta? Koldūnų nevalgiu dar. Kaip manot, ar ateityje ši šventė taps tradicija? Šiaip man patiko tame, kad Raseiniai daug mažiau sutraukia žiūrovų negu čia buvo. Kažkaip nustebau, atvykęs radęs daug žmonių. Raseiniai tikrai daug mažiau surenka publikos negu čia. Kokie jūsų įspūdžiai šventės? Geri įspūdžiai. Aš dabar neseniai tik atėjau. O taip šiaip geri, aišku, jau pirmą kartą matau viduklį taip. Tiek žmonių, mašinų. O jūsų nuomonė, jūs kaip galvojate, ar ši šventė taps visgi tradicija? Nu, manau, kad tai. Nesireikia, tai galvoju. O kaip jums pati šventė, kaip stebės? Nuostabi, ypatingai šventė. Tas pakilimas, dvasia, žmonių daugybė, oras geras, nuostabu, visi laimingi, smagus. O kaip manote, ar ateityje kaip tradicija prigis ši šventė? Manau, kad taip, Viduklis sugeba tą padaryti ir padarys. Ir sportiniu atžvilgiu čia, ir Koldūnais, tikrai tai bus. Ir palaukime nakties, galgi gausim kokią žinią iš mėnulio ar žvaigždės. Gali būti kadangur, gali būti kad šuliny, gali būti kad čia ir ten, kaip paukštelis gyveni. Gali būti kadangur, gali būti kad šuliny, gali būti kad čia ir ten, kaip paukštelis gyveni. Kad karosas vaikščiotų, gražus būtų ponas, į langą padaustų visas geltonas, sušalau sakytų, toks lietus visur jau, labą dieną tartų, ar mokat lietuviškai. Gali būti kadangur, gali būti kad šuliny. Eikit pabandysim. Nenoriu. Apie šventę. Pamena dar Viduklės Koldūnų skonį? Ne, bet tėveliai pamenu, kaip pasakodavo. Ar reikalingos tokios šventės nedidelė? Taip, būtinai. Yra sporto varžybų. Ar pas sportininkai. Prašom. Gali būt, kad čia ir ten, kaip paukštelis gyveni. Savo Viktoras! Nereikia Vidukliai tokio šventė. Ai, būtinai reikia, taip, kiekvienais. Smagu, reikia, būtinas dalykas. Ar pamenate tų senųjų Koldūnų skonį? Aš labai gerai atsimenu. O tai kokie, vat papasakokit, kokie buvo? Labai skanus, labai gerai padaryti. Tų iš anksčiau, kur būdavo. Aš ne, bet kur būdavo Koldūninė Vidukliai.
Tikrai atsimenu. Ar daro dar tokius dabar kur nors? Parduotuvė tikrai nenusipirks. Tiek, tai yra svarbiausia, darbas įdėtas su širdimi. Jūs norite man nufilmuoti? O kol filmuoja, tai tada daina dabar aš ją tikiu meilę, tikiu moterim ir nieką nenustoju tikėti. Neužpūsk širdį ugnies, šiaurus įspėjau, neklaidinkit klaidus vieškeliai prašau, aš ją tikiu, taip visada tikėjau, jos vardą savo širdį rašau, kad tamsią naktį man žvaigždės ir vėl uždegtų, kad vėl pažvelgtum gerom akim, atėjus tyliai meilės pasaką pasektum ir pasiliktum čia su manim. Teismas tave prisišauki ir kokiam tada man susiras, žinau vis tiek, kad tas aš eisiu lauki. Kalba, kas padės suprast. Ačiū labai ir džiaugiuosi, kad jūsų tiek daug. Labai ačiū, mergaičiukė, žiūrėkite, Kana, kaip tavo vardas? Kaip? Gustė. Gustė. Mama, aš tavo draugė, sesutė? Pusseserė, iš kur jinai atvažiavo?
vaikui atiduoti savo žaislą, tai yra labai daug. Tai tu man didelę tyčiau davai palaikyti. Padovanojom. Tikrai? Jeigu lėliu atėkas čia pagerins. Ačiū labai, ačiū. Aš tą zuikutį laikysiu savo studijai gražiausių rinkimai, gerai? Ačiū. Na, o dabar gal reiktų man dėstyti. Kas svarbus? Kas svarbus, ką man darysi? Jūsgi su kojeriu. Jau jį palikote dabar su manimi. Ir moteris pamačius kitą vyrą, nepalik savo. Dieve, tai man. Ačiū labai. Ačiū labai. Aš bėgu į savo vietą, gerai? Viskas darbai, ką. Tai aš einu tenai ir čia būtų. Čia? Gerai, bet aš turbūt pradėsiu nusirenginėti, nes labai karšta čia. Prašom. Nuo ko pradėsim? Nuo ko? Nuo švarko. Gerai. Leiskit maestro dainą, o aš tada palauk manęs peikimo vardu, palauk ir nieko nedarai. Palauk manęs peikimo vardu, palauk kai vakaras, išpilnis visai septynas, negyvas tavo šviesas veis, jau rūkas kelias ir išgyvų, iš tavo rodos lyg upės, suspėki sugalvoti norą, kai žvaigždė krintant pamatai, tylės ir tas nereikia žodžių, jie kyla skamba čia zadrus, tylės ir tas nereikia žodžių, jie kyla skamba čia zadrus, tik akys tarsi žvaigždės spindi, iš žvaigždės gaunamų savų. Ačiū labai šokėjų irgi su geltona maikutė. Ačiū švanolis, labai fain, labai dėkingas. Ir ačiū jums visiems. Ir dabar daina, kuri vadinasi, nežinau kaip, nes paviršau sąrašą. Svarbiausias momentas – koldūnų darymas ir valgymas. Tad prašom ruošti miklinti pirštukus, o
ruošti skrandukus ir mes pasižiūrėsim, kasgi šios šventės būryje bus geriausi. O mes, mėly žiūrovai, bėgam žiūrėti, kaip čia kas dalyvaus, kaip kam seksis tešlą maišyti ir koldūnus valgyti. Prieš šias varžytuves bus parodomoji programa, kurią pristatys mūsų Viduklės koldūninės senusios patyrusios virėjos. O dabar jūs laukia dar daug staigmenų ir primenu, kad Viduklės koldūnų gaminimo varžytuvių nugalėtojų komanda laimės pagrindinį prizą, tai yra 1000 litų. Ar jūs kalbėsit, ką nors, kad darysit? Pasakosit? Nu, man gerai, tada. Ne, kada pradėsit jau daryti. Mielosios damos ruošiasi parodomai programai. Varžysis Viduklės koldūnų gaminimo rungtyje. O taip pat laukiame dar 10 komandų, po 3 žmonės, kurie valgys koldūnus. Kiekviena komanda turės suvalgyti po kilogramą koldūnų. Jau yra 10 komandų, taip pat skelbė organizatoriai, jau yra 10 komandų, kurios varžysis Viduklės koldūnų valgymo varžytuvės. Taip pat primenu, kad prieš valgymą vyks ir Viduklės koldūnų gaminimo varžytuvės. Pirmiausia, visiems labas vakaras ir geros šventės. Sveikinam visus su šventė. Bet kol dar nepradėjom mes daryti, labai jaudinamės, labai norėtumėm palaikymą iš mūsų seniūną. Tad kviečiam seniūną palaikyti mums už rankų. Seniūnas ateikit į sceną palaikyti už rankų. Galvojam, kad čia kažkur vaikšto higienos veterinarinė maisto tarnyba, tai mes jau to malonumą nesuteiksim, kad jisai mus nubaustų, tai mes seniūną papuošim su spec apranga. Bet biškai išaugai, žiūrėk, rankos užmės. Alkūnės turi siekti teisingai. Stalo įrankiai, ingredientai, atributika, visi svarbus dalykai, kurie būtini virėjui, kepėjui ir taip toliau. Gyti, kaip tau sekas? Puikiai. Ir žinoma, 1000-inė minė iš Lietuvos kampelių suvažiavus, štai prasidėjo parodomoji programa, tai yra dar ne varžytuvės, tačiau jau pirmieji žingsneliai, kaip reikia daryti, prasideda. Pilami miltai, Viduklės grūdų, labai skanūs, geri. Dabar įdėti, ką tik buvo į faršą, Viduklės kiaulikės faršą, įdėtas paskudintas svogūnėlis, į miltus šiek tiek dedama druskytės, dėl meilės. Meilės druskos dedama į miltukus. Taip pat pilama auksinio skulptūros, Viduklės virėjos skulptūros vandenėlio. Labai gerai. Į faršelį, matau, pilama šiek tiek druskytės. Meilės druskytės. Reikia sukurti dar. Sukursim kitai šventėje Viduklės koldūnų himną. Taip, žmonės nekantraudami laukia, ypatingai, manau, laukia koldūnų formos, aišku, kokia bus forma ir, manau, nuvalomas švariai stadelis, kadangi, manau, netrukus pradės minkyti tešlą. Kočioti tešlą. Kočioti. Biški paminkit, biški pakočioti. Bet kokia minkštutė. Viduklės koldūnų gaminimo ir valgymo varžytuvių. Dabar primenu, vyksta parodomoji programa, kurią pristato Vita Vedeckienė ir Aurelija Kliknienė, patyrusios vedėjos virėjos. Ir, kaip matote, netrukus jau bus daroma, aišku, tešlos jau koldūnų forma, o po to dedamas faršas, bet kol kas
Ypatingai kruopščiai, gražiai, švelniai kočiojama tešlikė. Minkoma tešla, minkoma. Būna plojimais, kad nedrebėtų rankos. Jums labai padėjo, ačiū labai. Ir toliau profesionalo rankose jau čėlas. Kad labai nepliurpčiau daug, tai jau galiu gauti su kočėlu per galvą, kad nelyščiau arti. Ir taip pat radžiai. Iš karto po šių varžytuvių. Ir netrukus bus formuojamas koldūnas. Viduklės tikras koldūnas. Ne pirktinis, ne maksiminis, ne iš Lenkijos, o tikras lietuviškas viduklės koldūnas, kuris buvo gyvas visų lietuvių širdyse, truputėlį buvo apsnūdęs ir vėl atgimė šiandien. Gerai, kokie mažiukai. Žinokit, faršo gabalėliai miniatiūriniai ant šaukštelio arbatinio galo. Ir labai greitai formuojami, tiesiog dedami iš blyno kraštų, tai gražiai va. Dabar štai lenkiama tešlelė ant paršiuko ir daromi su lietuviška vidukliška čierka koldūnėliai vidukliški. Tai man tokie mažiukai, miniatiūriniai, bet labai gražus viskanus. Pirmas seniūnui rodo, kaip reikia užsukti, kaip čia pakomentuokit, kaip tas užsukimas daromas, ponė. O čia pirmas paslaptis. Pirminė paslaptis. Gražus, man primena tokia lietuviška Baltijos jūros kriauklė. Kaip susukimo procesas, žiūrėkit. Ras, 1, 2, 3 ir štai. Biškutis seniūnas dar viskai nemoka, bet gerai. Jūsų tėvai. Labai graži forma, unikali. Tai patiko, kad dar kartą bandysi. Gerai, Gyti, bandyk ir tau pavyks. Viduklės koldūnų, ta komanda ir taps nugalėtoja. Taigi 20 minučių azartiško viduklės koldūnų gaminimo, o po to iš karto koldūnų valgymo varžytuvės. Kiekviena komanda daro 3 žmonės ir valgys po kilogramą koldūnų. Primenu, komandų pasirodymus vertina komisija. Tai yra seniūnas Gydis Šulinskas, Valdonė Balčaitienė, kultūros centro direktorė ir taip pat Sonata Juškienė. Taip. Valdonės, kol kas nematau, pakvieskite Valdonę į komisiją. Taigi jau minkoma tešla matau ir tikrai skuba komanda dirbti. Viena narė minko tešlą, maišo tešlą minko, kita ruošia faršą, trečia tiesiog šluosto stalą, kita svogūnus pjausto. Štai viena komanda jau netgi pradėjo mintyti. Taigi ar pradės kočioti. O kaip kočioti? Primenu iškart, o bekoncertuojant Radžiui taip pat vyks ir koldūnų valgymo rungtis, kuri komanda suvalgys greičiausiai koldūnų kilogramą. Taigi dabar įstekalbės primena viduklės koldūnų gaminimo varžytuvės.
Palaikom, plojimais, palaikom. Forma. Ir jau netgi daroma jau tie vadinami koldūnų, kaip čia, lankelį, apsukimai jau. Netgi jau, matau, viena komanda jau deda ir koldūnus į vieną krūvą, koldūnėlius. Ta komanda ir nugalės. Aišku, juos įvertins kompetentinga vertinimo komisija. Tai yra kultūros centro direktorė Valdonė Balčaitienė, taip pat Sonata Juškienė ir seniūnas Viduklės Gydis Šulinskas. Taigi, laikas bėga, laiką iki 15. Gyti, gal iki 15 pradėsim. Žiūrint, per 5 minutės jau pridaryta koldūnų. Taigi, mes trumpinam iki 15 minučių. Koldūnų viena liko 10 minučių. Ir aš manau, kad komandai nugalėtojai pagrindinį prizą 1000 litų įteiks pati Vida Ačienė. Kova, įtempta kova. Kol kas, kaip matau, labai gerai dirba Gojelio komanda, ypatingai gerai dirba. Taip pat labai šauniai dirba ir veteranių komanda. Na ir nedaug atsilieka Viduklės darželio komanda. Ir kol kas pasitempti reikia Viduklės komandai. Varžytų pabaigos. Iš karto po šios rungties vyks koldūnų valgymo rungtis. Tai bus labai įdomu. Netradicinio folkloro grupė iš Šiaulių Kitava, vadovai ponai Stoškai, kurie kovojo už savo komandą, bet kuri komanda gali dar nugalėti. Sunku pasakyti, kuri komanda taps nugalėtoja, tačiau kol kas ypatingai gausiai koldūnų pas veteranių ir pas Gojelio komandą. Skuba, dirba kiek tik gali. Laikas šį kartą ne mūsų sąjungininkas iš tikrųjų. Kiek? 57 darželio komanda pagamino 57 kokybiškiausius koldūnus. Ir bendruomenės, kaimų bendruomenės komanda Viduklė. Paskutinė ir netrukus mes apdovanosime, paskelbsime šių varžytuvių nugalėtojus ir padėkosime ir teiksime prizus visoms 4 komandoms. Na, o aš noriu pakviesti komandas į sceną. Kaip komisijos pirmininkas norėčiau padėkoti visoms dalyvėms, jūs iš tikrųjų buvot labai šaunios, labai puikiai, gražiai parodėt savo meną, kaip reikia gaminti koldūnus. Ir noriu pasakyti, kad tikrai visos buvo pačios šauniausios, gražiausios, geriausios koldūnų gamintojos. Šis prizas iš jos rankų atitenka 104 koldūnus pagaminusiai Gojelio komandai. Jūsų laivai! Tai sakykite, kaip jūs jaučiatės? Normaliai, maloniai labai. Kokie įspūdžiai? Labai geri. Esam labai nudžiugintos, džiaugiamės. Tai kiek, sakykit, jūs tų koldūnų prigaminot? 104. Mes prigaminom daug daugiau, mes prigaminom virš 150, bet daug išbrukavo, nes kadangi mes labai skubėjom ir buvo nekokybiškų biški. Gal turėjot kokią nors taktiką, gal kažką tai ruošiatės, gal specialiai šitam? Stengiamės. Manote, renginys visgi pasisekė? Labai pasisekė, žinokit. Tikrai pasisekė ir mums pasisekė. Mes paskutinę minutę, žinokit, sugalvojom eiti, kadangi trūko komandų. Tai taip ir, žinokit, nežinau, kažkaip pasisekė. Merginos, stebėkit, jūsų rankos svarbiausia bus pakelimas. Jūsų rankos pakelimas
Po to, kai suvalgysi, parodys tuščius liežuvius. Komanda. Nei lašelio negalima išmesti lauk. Nei kąsnelio. Viską turim suvalgyti. Nieko neišmesti. Viską turim suvalgyti. Pakels ranką iš karto komanda nugalėtoje. Kas pakels pirmą ranką? Nieko nei... Merginos, stebėkit savo komandas. Stebėkit savo komandas, kad neišmestų nei kąsnelio ant žemės. Pirmą, antrą, trečią vietas. Varykit. Gerai, ačiū, dirbam toliau. Dar liko antra, trečia vietos. Dirbam. Pirma yra vieta. Toliau dirbam. Dar liko 2 komandos, kurios kovoja dėl prizinių vietų. Trečioji vieta. Kieno laukia trečioji vieta? Kol kas visiškai neaišku. Labai apylygė kova tarp visų komandų dėl trečios vietos. Žiūrėkite, kas darosi. Stebėkit merginos savo komandas. Merginos, stebėkit savo komandas. Akilai. Dar ne viskas. Matau, kad nesuvalgė dar visi. Dar nesuvalgė. Yra jau, dar nėra? Nesuvalgė, matau, nesuvalgė. Ne. A, jau yra, tenai. Pardau. Ketvirti. Prieš tai jau buvo. Deja. Taigi, ar jums patiko, ar buvo skanūs koldūnai? Pirmosios vietos nugalėtojai. Komanda, jei neklystų, amžinai nepavalgė. Plojimai amžinai nepavalgusių komandai. Garsiau! Ir aišku, bendra nuotrauka su visom komandom prizininkėm. Taigi prašome prisiglaus arčiau. Kaip jaučiatės po valgymo varžytuvių? Pavalgęs. Kelintą vietą užėmėt? 3 vietą. Namie nevalgiau specialiai, kad dalyvaučiau šiuose varžybose. Tai kažkaip komanda specialiai ruošiatės, kažką tai treniravotės prieš varžytuves? Ne, nieko nesiruošėm mes čia. Specialius pratimus darė. Specialių pratimų nebuvo, mes čia ekspromtu sugalvojom komandą ir... Gyva prizinė vieta laimėta? Džiaugiamės, tuo nesitikėjom. O sakykit, ar skanūs koldūnai buvo? Jo, labai skanūs. Mūsų tikslas iš tikrųjų buvo pavalgyti, nelaimėti. Apskritai, kokie įspūdžiai iš šios šventės? Labai geri, daug žmonių nesu tiek matęs dar vidukliai. Tai pagal kokius kriterijus jūs rinkote komandą nugalėtojo koldūnų gaminimo varžytuvės? O kriterijai buvo tokie, kad turi būti koldūnas, tai yra pirmiausia vienetai, jie turėjo būti sveiki, panašus, ta prasme, į viduklės koldūnus. Mes jau žinom, kaip jie atrodo ir svarbiausia, kad jų būtų vienetų skaičius, kad būtų kuo daugiau ir kad jie būtų sveiki, nesuplyšę, neišsirietę ten kažkokie arba nekukulis. Tiesiog koldūnas taip pat suriestas gražiai. Tai va tokie 2 pagrindiniai kriterijai buvo. Pasakykite, ar sunku buvo išrinkti visgi laimėtoją? Nu, šiaip tai nesakyčiau, kad labai sunku, nes už tai, kad kai mes skaičiavom, tai mums taip jau pasisekė, kad nuo didžiausių pradėjom, tai kaip suskaičiavom 104, 100 ir paskui 60, 57 berods ir 30 ant galo 37. Tai tiesiog tik tai va tas toks jaudulys, kad gal kad ten pridėt, nepridėt, bet paskui, kai jau tas skirtumas atsiplėšė nuo pirmų, tai jau faktiškai buvo aiškus nugalėtojai. Visgi ir kiekis, ir kokybė nugalėjo. Tikrai drąsiai galiu pasakyti, kad nugalėjo būtent tokie, kaip mes ir įsivaizdavom, kokie turi būti koldūnai, kad kiekis buvo ir kokybiški buvo. Viskas buvo liuks. Atpirko mums šitos visus, tą visą mūsų vargą, triūsą, dėl ko mes čia stengiamės tikrai. Šiandieną mano širdis džiaugiasi ir aš manau, kad tikrai norėsim ir pakartosim ir kitais metais ir kaip sakiau, kad stengsimės, kad tai būtų tradicinė respublikinio lygio viduklės koldūnų šventė. Mes savo ruožtu būtinai to ir palinkėsime. Ačiū Jums už pokalbį ir gražios šventės. Ačiū Jums taip pat. Angela
Sakykite, kokie jūsų įspūdžiai iš Koldūnų šventės? O, labai gerai, nesitikėjau, kad tiek žmonių bus, kad toks judesys, toks oras netgi geras. Nieko netrūksta, visko užtenka? Gal ir ne, gal ir gerai, kaip pirmam kartui tai tikrai gerai. O kaip manote, ar ateityje ši šventė visgi taps tradicija? Nu turėtų, bent jau norėtųsi, tikrai. Manau, kad turėtų. Pagal žmonių kiekį, tai manau, kad turėtų būti. O tai jūs nerasiniškė? Ne, aš iš Klaipėdos. Labai smagu, visi į Klaipėdą, jūs iš Klaipėdos įsivažiuojate? Mes bėgam. Kaip šventė, visgi mažas miestelis, koks jums įspūdis? Nu gera, gera. Smagu, tikrai nesitikėjom, kad tiek bus žmonių. Ar jūsų nuomonė vis dėlto, ko tokiam renginiam atvykus iš didmiesčio trūksta miestelį? Informacijos, labai sunkiai radom. Kadangi jokių nuorodų, jokių nieko. Klausinėjom žmonių, taip ir atvažiavom. Turite gražios šventės. Dėkoju. Labai skanus ir vieni ir kiti didesni ir mažesni, bet labai labai geri. Iš kur informacija ir kaip sumastėte? Pažiūrėjau vakar televiziją ir pamačiau, kad per reklamą, kad ir važiavom šiandien. Vyras vakar grįžo iš darbo, sakau, važiuojam pasižiūrėti. Pasiėmėm anūkę mažiausią ir atvažiavom. Ir kaip smagu? Puiku labai, labai puiku. Liuks, kaip anūkiai? Labai patiko. Koldūnai skanus, o močiutės? Jo, skanus. Ir močiutės skanus? Skanus labai. Ačiū, geros šventės. Kaip raseiniškiui, kraštiečiui, vidukliškiui šitą masinę šventę miestelį? Nu, tai visuomet savo kraštą, tai visuomet yra malonu atvažiuoti. Kadangi aš kraštietis, tai nenori mintimis grįžti į tos Koldūnus. Kada važiuodavai, kur buvęs, kur nebuvęs, vis tik buvo traukos centras Koldūnų. Tai tikrai malonu savam krašte būti. Na, o ko norėtųsi, kad nebūtų vienkartinė akcija, o tai būtų sistema ir kad tai pravažiuojančiam kiekvienam būtų malonu užsukti ir kad kitam pasakytų, užsukit į Viduklę, nesigailėsit. Pasakykit, ar yra tekę šitą miestelį matyti tokį kiekį žmonių ir ko gero tai pagal tai, ką matau, renka? Turbūt tiek daug nemačiau. Įvairių renginių, esu buvęs daugelį čia įvairių renginių, bet tiek daug nemačiau. Tai yra labai malonu, reiškia vis tik tai reikia tų Koldūnų. Turbūt ne vien Koldūnai, aišku, traukia, tai yra vasaros dabar metas, yra gražus oras, aišku, laisvalaikius, žmonių laisvesnių yra, galbūt atostogauja daug kas, bet tai, aišku, pagrindinė turbūt akcentai vis tik yra Koldūnai. Ar pamenat Koldūnų skonį? Oi, tokių dabar nėra. Ir skonis, ir forma. Rankų darbas buvo, tie Koldūnai buvo tokie mažyčiai, kiekvienas iš širdies padarytas, apvyniotas, suvyniotas. Ir tie spirgučiai tokie irgi nepakartojami. Ir norėtųsi, kad tik būtų tokie. Jeigu bus tokie, kaip dabar dauguma, tai nebus traukos. Tie Koldūnai turi būti tokie, kaip tada buvo.
Lietuviai šoklus, lietuviai geros širdies. Ir vienas dar dalykas, lietuviai daininga tauta. Aš manau, jūs su mumis dabar kartu tikrai padainuosite vieną liaudies dainą, kurią nežinau dėl kokios priežasties žino ir mažas, ir didelis, ir močiutė, ir senelis. Taigi, brangieji, ant kalno klevelės dainuoja visa Viduklė, visi sveteliai, visi prisivalgė, visi alkani, visi tie, kurie atėjote į gražią šventę. Nugi judame čia šiek tiek naujoviškai. Klevelis toks jaunas. Au!